Tai labą dieną. Mes Italijoje. Ir važiuojam į Florenciją. Ne bet kur. Labą dieną, mes Florencijai. Nuostabus itališkas miestas, fantastiniai vaizdai, nuostabus pastatai, patys garsiausi pasaulio menininkai čia kūrė, pati nuostabiausia architektūra ir visa kita. Vienu žodžiu, reikia būti mokslininku, reikia būti menotyrininku, kad galėtume apie šitą miestą pasakoti kažkokius ypatingus dalykus, labai protingų veidų. Tai kadangi aš nesu labai protingas, tai aš nepasakosiu nieko labai protingo, aš tiesiog sakysiu wow. Va, eini ir sakai wow. O taip. Va. Va šitai. Ir užteks šitų emocijų. Tai va, tai einam po Florenciją pasivaiščioti. Šiandien yra kalėdos. Šiandien viskas uždaryta ir tai yra labai gerai, nes galima niekur nesiblaškanti vaikščioti po miestą. Kas yra visiška fantastika, yra mėlynas dangus, kyla saulytė, nuostabi šilta į Italiją, dabar yra 10 laipsnių. Ne, 10 laipsnių galbūt nėra, dabar yra gal kokie 6-7, bet diena bus 10 laipsnių šilumos. Vakare, kai atvažiavam, tai buvo ir buvo šalta. Vakare prasėjom iki Domo aikštės. Tai buvo šaltoka, buvo gal jau 1 laipsnis. 1 laipsnis buvo šilumos. Va. Labai čia viskas yra afigenai. Čia yra skambučiai. Pagal viską galima nuspausti studio legalę, užeiti čia galima. O čia galima. Čia yra traukti juos reikia. Šitos reikia patraukti greičiausiai ar pasukti, kad paskambinti į Čiantį. O čia gyvena Francesca Lotti. Galime aplankyti Franką Zappą, Collegiero el Carrassi, arba nueiti į pas Anselmį Medici. Jisai yra aiškiai Medičių giminė. Patricija Šantini čia gyvena. Irgi studio legalė. Romolo Bankauskaitė čia gyvena. Šitam name gyvena Bankauskaitė. Va. Lietuviai gyvena šitam name. Va tokiam name, va tokio dydžio name gyvena Bankauskaitė. Fantastika. Bankauskaitė įsitaisė super gerai. O tai pastatų dydis veikia, jisai tiesiog tave prispaudžia prie žemės. Pirmas aukštas yra labai aukštos lubos ir toliau po kokius 3 metrus, antras, trečias ir pastatai išeina milžiniški, jie tokie monumentalūs. Ir taip eini ir išeini tiesiai į Domą. Va ten. Domo aikštė. Na, greičiausiai galima būtų sakyti, kad čia yra Florencijos širdis. Turbūt, kad. Ir pilna aplinkui turistų. Pilna vyraujantis, aišku, kinai. Kinų turistai.
užpildė visą aikštę, gidai juos vedžioja, gidai jiem pasakoja visas vietinės pasakas, yra aplinkui kareiviai, policija, saugoma aikštė ir pilna kiniečių, nu kaip gibeil. O čia va yra už manęs ponas Brunelleskis, šito kupolo autorius. Žmogus aplenkė savo laiką. Tai ponui Brunelleskiui labai didelis respektas už tokį statinį. Man čia yra viena iš pačių gražiausių vietų Florencijai. Švento kryžiaus bažnyčia ir aikštė. Einam kartu su kino turistais. Nusipirkom bilietus dabar internetu į šitą bažnyčią. Dar paskutinę dieną prieš išvažiuojant iš čia. Greitai 9:30 galėsim ją ateiti. Po 8 eurus kainuoja bilietai. Būtinai reikia šitą vietą aplankyti. O šitą vietą reikia aplankyti jau vien dėl to, kad čia yra sulaidoti vieni iš garsiausių, norėjau pasakyti venecijiečių, florentiečių, tarp kurių Mikelandželas čionais palaidotas, Dantė, Galilėjus ir tarp kitko ponas Oginskis, pono Oginskio kapas taip pat yra čia. Dėl to, kad jisai buvo ištekėjęs už florentietės, jo žmona buvo florentietė ir atitinkamai jisai irgi yra palaidotas šitoj bažnyčiai. Labai yra įdomi vieta, čia būtinai reikės nueiti. Atėjome iki Arno upės, kuri dalina Florenciją į 2 dalis. Va čia yra. Ten teka upė. Jo. Ir einam per vieną tiltą. Ten už manęs yra Ponte Vecchio. Garsusis tiltas. Šitoj pusėje gyveno. Tai yra gausis dešinys krantas. Čia gyveno didikai, verslininkai, bankininkai ir visi tie, kurie turėjo šaibų. O toj pusėje, va ten, toj pusėje gyveno visi tie, kurie dirbo darbą. Tai yra ten gyveno amatininkai, smulkus prekybininkai ir visokie kitokie banko klerkai ir visokie kiti darbininkai gyveno toj pusėje. Yra tas įdomus dalykas, yra Vasario koridorius, kuris eina va čia, paskui eina va ten toliau, eina per tiltą Ponte Vecchio ir ten kažkur jisai turėtų nueiti iki kitų rūmų. Nuo vienų rūmų iki kitų rūmų buvo padarytas Vasario koridorius, kad galėtų ponai vaikščioti ir nematytų jų paprasti piliečiai, o tos paprastus piliečius jie matytų ten per langelius ir kad jie jų nebėsintų. Tai laba diena. Ir man vėl atsitiko ta pati nelaimė, kai visada. Aš
taip gražiai ir protingai kalbėjau ir aš neįjungiau kameros. Ir visada taip atsitinka, kai aš bandau pasakyti kažką protingo, aš pamirštu įjungti kamerą. Tai va, mes esam ant Vasario tilto, atsiprašau, mes esam ant Ponte Vecchio tilto. Ponte Vecchio tiltas tai yra tas tiltas, kur turėtų dvokti mėsa, bet mėsa čia jau nebedvokia senai, nes visus mėsininkus iškėlė Vasaris. Vasaris tai yra... Ne, atsiprašau, Vasaris yra architektas, kuris pastatė va šitą praėjimą, per kurį vaikščiojo Medičiai ir visokie kitokie turtingi bankininkai. Ir kai jie čia vaikščiojo, čia buvo mėsos parduotuvės, visą seną mėsą mesdavo į šitą upę, visą upę, aišku, dvokia prastai labai. Tai tuos mėsininkus iškėlė visus laukan ir čia atidavė šitos parduotuvės juvelyram. Bet aš ne apie tai. Kokios yra tos parduotuvės nerealios, kai jos uždarytos yra. Koks fantastinis vaizdas, kai yra uždarytos parduotuvės ir yra tos visos mediniai, tie visi mediniai uždangalai yra jų nuleisti. Jie visi skirtingi, jie visi meistriškai padaryti ir tokio gražaus tamsaus medžio. Labai, labai, labai gražus vaizdas. Va. Man sako, kad kaip tu sakei? Senos spynos. Ai, senos spynos, teisingai. Senos spynos, seni vyriai, senos durys, sena mėsa. Ne, mėsos čia jau nėra, atsiprašau. Tai va. Tai iš tikrųjų, jeigu būsit ant Vasario tilto, tai yra, atsiprašau, Ponte Vecchio tilto, ir jeigu eisit per Vasario koridorių, būtinai sustokit čia nusifotografuoti, kaip fotografuojasi mano draugai, kurie čia stovi. Jie kalba visokiom kalbom, bet pagrindė kinų kalba. Ir visi jie fotografuojasi, va ten mano senas bičiulis prekiauja lazdelėmis telefonų. Mes su juo pažįstami nuo tų laikų, kai aš prekiavau ant šito tilto telefono lazdelėmis ir pasidariau visą savo turtą, pasidariau pardavinėdamas tas lazdelės ant šito tilto. Dieve, kokias nesąmonės aš kalbu. Gerai, einam pasižiūrėti toliau. Jau 2 valandos vietinių laikų ir pilna žmonių. Pilna, mes esam pačiam centre. Va ten yra Uficijų galerija, va ten. Ir žmonių yra tamsu jau. Tai čia yra ne sezonas, čia yra žiema, o tai kas čia vyksta vasarą tada. Bliomba, kiek čia žmonių yra. Šiaip tai jau diena prie pabaigos ir kažkaip užsimaniau ėsti labai. Žiūrim, valgo, sėdi žmonės ant bordiūro ir valgo pizzas. Atėjau, sakau, kur, pirkot pizzas? Išsigando jie biški. Bet mes sako, va ten, sako, į dešinę eik, rasi, okei. Tai einamės dabar, nusipirksim tų kažkokių tai pizzų. O, matau kur žmonės stovi lyg tai eilė. Einam, pabandysim nusipirkti maisto. Va, čia parduoda maisto. Paėdėm ir čia aš, kadangi durnas, nieko nesuprantu apie italų virtuvę, tai čia buvo paninis. Čia buvo paninis, bet čia buvo paninis, buvo jėginis. Vos suvalgiau, blem. O buvo aфиgenai labai.
Apsibliuojam, nes operinis dainavimas gyvas yra wow. Yra miesto erdvė ir čia yra akustika šitoj vietoj. Akustika yra šakės, ta prasme, pramušė iki ašarų. Realiai pramušė iki ašarų, yra kažkas tai tokio. Yra wow, iki šiol negaliu atsigauti, blemba šakės. O, mes čia turim dar vieną Florencijos įžymybę. Tai yra Florencijos kiaulė arba Florencijos šerną, kurį labai visi glosto ir labai visi myli ir būtinai jam reikia nosį čia patrinti. Gerai dabar reikia paimti monetą, reikia jam patrinti su tą monetą nosį, patrinti su tą monetą nosį, tada tą monetą dėti čia ir jinai turi įkristi. Dar kartą įdėsim. Yes! Įkrito. Tai va, aš padariau šitą dalyką. Aš padariau, patriniau jam nosį, moneta įkrito ir jo svajonė išsipildė ir kiek aš supratau, tavo tie pinigai visi eina geriem dalykam ar eina miesto biudžetui. Tai puiku, nuostabus miestas, nuostabiam miestui turi būti pinigai, nes miestas yra nuostabus, fantastiškas. Gatvėje visi dainuoja operą, visi šoka ir tiesiog bėga ašaros nuo grožio ir diena yra nuostabi, fantastika. Fantastika yra šakė. Ojei, jisai dar šoka. Jisai šoka, blemba dar, eina nafig.
įsijungia gatvės apšvietimas ir prie gatvės apšvietimo dabar aš galiu dar kartą papasakoti apie va ten už manęs esančią Gucci parduotuvę. Čia yra pati pirmoji Gucci ir iki šiol veikianti parduotuvė, kuri yra Florencijoje. Ir vitrinos, aišku, o koks menas, blemba, kai pasižiūri, tai o jei koksai grožis. Aplamai, aišku, itališkas dizainas vienareikšmiškai be konkurencijos. Labai gražu. Labą rytą. Mes dar vis Italijoje. Mes dar vis Florencijoje ir einam į Uffizų galeriją, į vieną iš didžiausių Europos meno galerijų. Jo, ir vieną iš seniausių. Jo, ačiū už priminimą. Nusipirkom bilietus Lietuvoje, internetu. Ryte dar nuėjau iki Pandulinio. Sudėjau lagaminus, nes mes esam priversti pakeisti viešbutį. Pasižiūrėjau, kaip bomžai miega. Pilna bomžų lovo prisikloja. Ir italai važinėja su senais dviračiais tokiais apširusiai. Ir šiaip miestas tuščias, bet aišku nieko keisto, nes antra kalėdų diena, visi dar miega, visi dar pagiriojasi. Bet tai vėl mėlynas dangus, vėl mėlynas dangus ir saulytė šviečia gražiai. Dieve, tai aišku pliusas yra. Tai yra didelis pliusas. Italai šiaip yra plėšikai. Palikom 22 eurus už 2 nakvynės city tax miesto mokestį. Tai principe aš sakyčiau, kad tai yra didžiausias miesto mokestis, kurį mes esame sumokėję kada nors bele kokiam viešbutyje. Tai Italija brangi mano. Jo, Italija yra brangi. Italija yra graži vienareikšmiškai, bet jinai yra brangi. Realiai brangus viešbučiai, brangus city taksai, muziejai nepigus, muziejai aišku aфигeni, maistas, maistas šiaip sau. Čia mūsų nuomonė, bet maistas yra šiaip sau Italijai. Ir viskas yra brangu. Bet užtat gražu. Grožis negali būti pigus. Grožis turi būti brangus, o jeigu grožis dar kalba itališkai, tai jisai turėtų būti labai brangus. Kaip ten kompanėlė gerai atrodo. O ten domas ir kompanėlė tiesiai atrodo. Vau, kaip atrodo gražiai. Tai va, viskas, kas yra gražu, yra brangu. Dar pamiršau pasigirti. Vakar buvom operos dainavime. Vakar buvom kaip? Jo, teisingai. Ten yra, galima būtų pavadinti operos vakarėlis, nes žmonių buvo gal kokio 80. Anglikonų bažnyčia. Pirmą kartą teko būti anglikoniškoj bažnyčioj, tai yra anglų bažnyčioj, kur amžinatilsį karalienės portretas kabo. Labai tokia keista užslėpta bažnytėlė kitam krante. Ir buvo visai toksai gražus vakaras, kur atėjo du žmonės, vardai Roberta ir Ticianas. Jo, Roberta ir Ticianas padainavo labai gražias opero arijas. Tai šiandien muziejų diena pas mus. Muziejų diena, va čia stovi eilė į Uffizus. Yra 2 eilės, ant vienos eilės parašyta 9:45, ant kitos eilės parašyta 10. Tai yra mūsų laikas. Ir mūsų leido į tą eilę, kur 10 valandų, bet aš įtariu, kad vasara tai čia yra eilės kitos visai. Tai va, reikėtų ateiti maždaug 15 minučių prieš ir tave pastato į tą eilę, kur tau priklauso ir tada patenki ten, kur tau reikia. Vakar mes po Florenciją padarėm 17 kilometrų. Kaip nekaip ir 17 su uodega net. Tai va, tai diena reiškia praėjo ne veltui ir šiandien visko gali būti, kad bus taip pat.
apie Uficių galeriją. Nu, mes matėm muziejų, mes matėm įvairių muziejų. Tai šitą muziejų, sakysiu, yra pati blogiausia šviesa, kokia tik tai gali būti. Nes viskas blizga ir viskas kreivai pašviesta yra tragiškai, absoliučiai. O to žmonių patalpos mažos ir žmonių yra katastrofinis kiekis, visiškas žmonių. Jaučiuosi praktiškai Kinijoje. Realiai jaučiuosi Kinijoje, nes aplinkui yra 90% kinų. Ir aplinkui visi kalba kiniškai, ir aplinkui yra kinų kalba. Sistema yra tokia. Tu užeini į muziejų, užeini į Uficių galeriją su kuprinė. Tu ją priduodi į saugyklą ir ten ta kuprinė saugiai guli. Ir paskui tu išeini iš to muziejaus, pasižiūrėjęs visą muziejų, tau davė bilietuką tai kupriniai. Aha, čia išėjimas. Ir tada tu išeini per kitą išėjimą, atsiduri lauke ir viskas. Tavo kuprinė guli saugykloje, o tu esi išėjęs į lauką. Tam, kad galėtum ateiti iki saugyklos, tu vėl turi praeiti visą security, visiems mojuoti tuo bilietuku, kurį tau davė, ir šaukti visiems, kad tau reikia pasiimti kuprinę. Aišku, jie draugiškai tave praleidžia, bet tu vėl praeini security'us. Aš ten broviausi be eilės, išstumdžiau visus, ten dar stovėjo žmonių krūva su bilietais ir aš dabar atsidūriau vėl velnė žino kur ir man dabar reikia rasti tą vietą, kur aš įėjau. Tai va, jeigu palikot kuprinę, tai žinokit, kad jums teks išeiti laukan pilnai per exitą, tada vėl užeiti į kitos kuprinės saugyklos per naują ir tada vėl išeiti. Fuck, o kur aš atsidūriau? Mamma mia. Gerai, aš bandau susiorientuoti, bandau dabar rasti, kur aš esu. Taip. Questa è la via dell'alta moda, via dei Tornabuoni. Dove va il castello? È la stessa cosa che Nu gerai, aš turėjau dabar kažką protingo pasakyti. Bet jėgų nebeliko, net protauti jau nebeliko jėgų. Nes pusantros paros ant kojų po visų muziejų. Gerai, kad nors saulytė šviečia. Buvom Uficių galerijoje. Labai aфиgenna galerija. Pamatėm tokių dalykų, kur jokiuose kitose muziejuose nematėm. O muziejų mes galime pasigirti, kad matėm. Matėm ir Niujorke, ir Berlyne, ir Paryžiuje. Ir net Londone kažkokiam muziejui buvo. Ir Madride buvom net muziejui, net dviejose muziejuose Madride buvo. Gerai, pavadinimų nevardinsiu, nes dar kažką netai pasakysiu paskui, joksis iš manęs. Tai va, tai buvom tuose Uficiuose, kaip ir sakiau, viskas ten gerai, bet italų organizacija tai yra peilis. Jovalas yra visiškas.
Žmonių jie suleidžia principai tik kiek telpa, tai kam tada vaidinti, kad tu įeini tam tikrą valandą. Nes tokių mažų patalpų ir tokio blogo apšvietimo neteko matyti niekur, nei vienam muziejui. Viskas blizga, viskas apšviesta belenkaip, erdvė belenkaip ir tos erdvės tenais nėra daug. Nežinau, kodėl sako, gal ten kolekcija yra didelė, gal ten ką, bet muziejus tikrai šiaip iš esmės nėra labai didelis. Bet tai yra nereikšmingi minusai, iš tikrųjų paveikslai, kurie ten yra, skulptūros, kurios ten yra ir visas kitas menas, kuris ten yra, jisai vertas pamatyti nors vieną kartą gyvenime, nes wow. Pavyzdžiui, kai pamatai Botticellius, Rafaelius ir Mikelandželas, nežiūrint tai, kad Mikelandželas turi savo garažą čia su investavęs, vis tiek neblogai jisai yra. Bet paišyt bičas mokėjo, ojojoj, tapyt mokėjo. Man tapytojai dabar jau kerta galvą už tokius žodžius, bet iš tikrųjų veikia, visi tie paveikslai veikia. Tai va, buvo fainai, buvo graži diena. Ir dabar dar mes einam iki bažnyčios. Ne, kieno ten kryžius yra? Dieve tu mano. Džioto, va. Yra Džioto kryžius ir lyg tai Google'as sako, kad ta bažnyčia yra nemokama. Ir jinai tuoj atsidarys 3 valandą, tai jeigu jinai nemokama, tai bus stebuklas. Nes italai padarė paprastą biznį, viską, ką mes turim, už viską būkit malonus susimokėti. Viskas yra mokama, už viską yra mokami ir nemaži pinigai. Italija yra brangi mano, kaip toj dainoj. Tai va, einam toliau. Baigėsi mūsų diena. O ten mėlynas dangus už manęs, dar Golden Haueris, bet jėgų jau nebeliko niekam. Aplankėm prieš miegą Medičių mauzolėjų arba Medičių koplyčią. Aplankėm truputėlį toksai nuviliantis, ta prasme, ten yra palaidojimo vieta. Tai Hebra savo pasistatė, kadangi pinigų turėjo, Medičiai savo pasistatė bažnytėlę visą ir save ten pasilaidojo atėjus laikui. Jo. Apie Medičius žino visi. Greičiausiai, kad Medičiai ir Florencija yra neatskiriamas dalykas, nes bankininkų šeiminėlė iš tikrųjų 500 metų valdė Florenciją ir visas apylinkės. Taigi, kad pinigų skolinimas yra geras biznis. Reik manyti taip. Ir iš to biznio jie pasaulyje davė 4 popiežius ir 2 Prancūzijos karalienės. Nežinau, kodėl Prancūzijos, bet aš įtariu dėl to, kad prancūzai buvo prasiskolinę jiems. Greičiausiai buvo taip. Nes šiaip jiem buvo prasiskolinę visi. Tai va. Tai jie pasistatė tokio savo mauzolėją pakankamai gražų ir įspūdingą. Tai šiandien mes taip išeina, kad vaikščiom ženkliai racionaliau. Nes šiandien mes praėjom tik tai 13 km su uodega, bet kol dar daisim iki viešbučio, tai bus ir 14 su uodega, tai beveik 15 km yra iš esmės mūsų dienos norma. Va. Jo, kokie čia kabokai, kokias ten mesas daro. Ohoho. O, kokias tenais mėsos verda. Gražu tenais viskas. Tai buongiorno. Buongiorno arba labą rytą. Mes vis dar Florencijoje paskutinė 3 diena čia. Kad mums atleistų visas nuodėmes, reikia nueiti į Švento kryžiaus bažnyčią.
Jo, man sako, kad aš nesąmonės kalbu. Tai taip ir yra, nes iš pat ryto išsimiegojus tokioj skylėje galima kalbėti tik nesąmonės. Viešbutis maždaug 6 ar 7, senas, baisus, visi baldai aplūžę, bent jau patalynė buvo pakeista, tai jau nėra blogai. Net arbatinuko nebuvo numerį. Tai jau reiškia, visai blogai viskas yra. Einam iki mūsų pandolinio. Pandolinis tai yra mūsų automobilis. Kodėl jisai vadinasi pandolinis? Už tai, kad jisai yra Fiat Panda. O Panda negali Italijoje vadintis Panda. Atsargiai dviratis važiuoja. Panda Italijoje turi vadintis pandolinį. Tai va, pasidėsim lagaminus ir aš tikiuosi pakeliui mes gausim kur nors kavos. Nes be kavos yra kapiecas, negaliu gyventi. Nieko nebesuprantu aplinkui, kas vyksta. Akyse tamsu, kavos ir tik tai kavos. O, reikėjo imti Diana Park hotelį, bet niekas mums jo nedavė. Ne, nu aišku, čia buvo mūsų klaida, kad mes to pačio viešbučio nepaėmėm 3 dieną, bet mes jau susigribėm per vėlai. Tai Florencija nuostabi. O, čia yra turgelis daržovių. Eisim ieškoti pandolinio ir kavos. Kur mūsų pandolinis? O, mūsų pandolinis draugą turi. Kaip čia praeit, blemba? Kažkaip aš čia čia užėjau. Koks BMW stovi. O, geras, su istoriniais numeriais itališkai. Va, mūsų pandolinis atsivedė draugą. Baltą Volvo. Va, mūsų mažasis pandolinis. Ir reikia pasidėti lagaminą. Ir kava. Fantastika. Yra visiška fantastika. 6 pinigai už 2 espresso ir 2 fantastiškus pyragėlius. Vienas su šokolado, o kitas nežinau. Bet labai skanus ir dar jie šilti yra. Jo. Tai jau diena labai graži, nes yra kava ir pyragėliai. Dabar juokinga yra tai, kad Dantės dieviškąją komediją skaičiau, kai buvau paauglys. Šiaip atvirai sakant, apie gyvenimą aš nelabai kas supratau. Jo, tai ir dabar dar ne viskas suprantu. Tai va, tai šiaip tai aišku, reikėtų paskaityti dar kartą, va čia va. Va čia va, jo, dėdės Dantės paminklas, piktas jisai. Bet tik tai, žmogus tokiu veidu turbūt galėjo parašyti dieviškąją komediją. Jo, ir eisim dabar į Šventojo Kryžiaus bažnyčią, šiaip žiauriai įspūdingas pastatas ir kaip ir vakar sakiau, čia galima pastovėti prie palaidojimų tokių žmonių kaip Dantė, Rosinis, Mikelandželas. Viešpatie, ką aš pamiršau dar. Vienu žodžiu, daug ten jų yra viduj sulaidota, kai juos visus ten aplankysiu, tai tada galėsiu jau gal suvardinti ir bent jau bus šiokios tokios žinios mano prasiplės. Tai va, o šiaip tai fainas kūrinys, manau, kad man reikėtų jį perskaityti jau į gyvenimo galą dar vieną kartą.
Švento Kryžiaus bažnyčia ir galvelė užvirė. Galvelė užvirė nuo to, kas čia sulaidota, kokios freskos, kokie paveikslai ir kokia viduje energetika yra. Florencijoje būsit, čia yra must have ir must visit ir taip toliau, čia vienu žodžiu būtinai aplankyti šitą vietą reikia, nes tai yra kažkas tai tokio. Realiai pramušė ir atvirai pasakysiu, man čia patiko labiau negu Uficių galerijai. Nes ten tie paveikslai, kurie yra išplėšti iš konteksto, jie truputėlį žiūrisi tarptų visų kinų. Aš nesu kinofobas, aš nesu homofobas, bet kinų kiekis yra per didelis. Realiai, ta prasme, visa Florencija kalba kiniškai. Nu kažkaip jau. Nafik. Tai va. Tai Santa Croce arba Švento Kryžiaus bažnyčia yra wow. Lankyt būtina ir pasėdėti ir pagalvoti apie tos genijus, kurie čia sugulę yra ir iš tikrųjų jie čia visi guli. Faktas yra, nes aš ten gido vieno paklausiau, ką jisai pasakojo. Tai taip. Dieve, kaip yra gražu, koks sluoksnis kultūros yra tiesiog neįmanomas. 13 amžius, čia jau viskas klestėjo 12 amžiuje ir Dieve, Vilnius tik ruošiasi atsirasti ir gimti, kai viskas jau buvo aišku ir viskas buvo žinoma šitoj šaly ir šitam mieste. Florencija yra magnetas. Mes planavom į šitą Šventą Kryžių nueisi, greitai čia, valandžiukė ir varom jau toliau. Tada, tai va ta valandžiukė virto jau 3,5 valandos ir panašu, kad dar ne pabaiga. Jinai mūsų nepaleidžia. Jo, bet verta, vienareikšmiškai verta yra. Suėdėm dabar pačią fantastiškiausią pizzą, kurią teko valgyti į Italijoje. O čia stovi žmonės aiškiai į kažkokią instagraminę ledų vietą. Ir čia yra ta ypatinga kava. Jo, yra ypatinga kava. Va, tokia va. Jo, tai jie čia stovi tos ypatingos, fantastinės instagraminės kavos tam, kad ją nusifotkinti ir įsidėti į Instagram. Florencija nepaleidžia. Rytinis valandžiukės prasibėgimas, jau 5 valanda ir visi mūsų planai, visi eina velniop. Mes vis dar šitą mieste
ir niekaip negalime iš jo išeiti.